Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu, koks dabar paros metas, ačiū, kad įsijungėte Forso kanalą. Šiandien mes susitinkame Minecrafto 7-oje dalyje ir toliau žaidžiam Minecraftą. Kągi, praeitam epizode, kaip prisimenat, pastatėm šitą namuką, tai galėčiau kaip ir aprodyti, nes ten net neatsisveikinau nei ką. Tai čia bus miegamasis mūsų, taip sakant, čia lovą pasidėsim. Čia bus darbo kambarys, manyčiau. O va čia va bus visokių mūsų daiktų kambarys, kur mes laikysim visus daiktus. Taip. Tai esmė ta, kad man kas dabar nepatinka, kad mes neturim lovas. Kas yra labai negerai. Todėl... O dieve, dar dabar tik tais naktis prasideda. Todėl mes, taip sakant, kažką turėtume daryti dėl to. Ai, beje. Beje. Kaip matėt, manyčiau, matėt ar nematėt, vienu žodžiu, padariau tokį kaip screenshotą šito namuko. Ir jisai bus kaip fonas. Nu, žinot, kaip video būna toksai paveiksliukas, kuris parodo atseit, kas bus video. Nu, YouTube. Nu, miniatūra vadinama, nežinau ar žinosit, bet, nu, suprasit, manyčiau mane. Tai padariau tokį gražų screenshotą ir mes jį naudosim. Tai nėra būtent šito namuko screenshotas, tai nesakykit, kad iš kažkur nukopinau, nes aš jo tikrai nekopinau. Tai šiandien ką darysim, tai bus ilgas epizodas, per kurį mes eisim kasinėtis. Nes Minecraft'e, kaip jau nekartą minėjau, na gal taip ir neminėjau, mine reiškia kasinėtis, craft reiškia gaminti. Tai mes jau labai daug gaminom, o šitą, kaip čia pasakius, kasinėjomės nedaug. Tai dėl to aš tą ir norėčiau padaryti. Čia kepa mūsų raguoliai. O čia reikėtų dar šiek tiek pagaliukų, 6 pagaliukai. Deglų prisigaminsim šiek tiek. Pagaliukų be to prisigaminsim. Na, 6 tokie, dar daugiau deglų. Tinka man. Šiek tiek pasimsim medienos, mes čia turim viską. Ir dabar kaip tik vakaras. Na, nelabai mėgstu, kai būna naktis, nes kažkaip nelabai man norisi kažką tokio daryti. Ne, mes privalom gauti vilnos. Ok. Tai jeigu nerandat avių, tai iš kur jums gauti vilnos, galit paklausti manęs. Tai aš turiu vieną tokį metodą pasidaręs, na, nepasidaręs. Čia manyčiau daugumą Minecrafterių senesnių žino tą metodą. Jeigu nerandat vilnos, jūs visada galit vorų žudyti. Žiūrėkit, kaip iš toli mus pavatė tas pitariukas. Ai, bėgam geriau. Mums dabar reikėtų susirasti voriukų. Run. Ir paskui kaip suplanavau eisim šitą vat urvą. Taigi dabar kas čia buvo ką tik? Very strange. That was very strange. Taigi, kaip jau minėjau, dabar reikia mum eiti tvorų žudyti. Ne tvorų, o vorų. Berods pasakiau tvorų. Vėl. Kadangi mes dabar pro čia praeinam, čia taip. O, čia toks galės būti ir smėlio karjeriukas, taip sakant. Damn. Į mane žiūri juodas triušiukas. Triušiai. Ko tu man pasakysi?
triušytų. Opa, 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 opa. Gal čia vis dėlto bus vilnos? Na, avių tiksliau. Žinot, vilna ant medžių neauga. Todėl mums reikia avių surasti. Kas yra nedidelė problema. Lava. Nope. Keista. Anksčiau visada rasdavau vilnos, o dabar kažkaip... O, vaikeli. Ah! Mirk. Kas leido gyvent tau? Mirk, staigiai. Vaja. Pavalgykim geriau. Atsiregeneruokim. Ir dar tave nužudykim. Gera mintis buvo tave nužudyti. Gera mintis. Taip. Kol kas, ką aš matau, tai nieko nematau. Nes čia niekur nėra avių. Where are all the sheeps? Where are you? Aš gal truputį pučiu į mikrofoną, jeigu pučiu, tai atleiskit, na. Dabar turėtų geriau būti. Oh my god. Ah! Bėgam. Oh. Get out! Bėgam. Na. Po truputį atsiregeneruosim, kaip sakoma. Ir nužudysim vorus. Turim jau 9 lygį. Ir kas čia taip murkia? Neužsibūkit per daug vandenynas, galit numirt. Ojoj. Aibe, kas čia pas mane per batai ten yra, tai tuo jau parodysiu. Prastai mums čia kažkaip su ta vilna sekasi. Labai aš jau norėčiau to zombį nužudyti. Oh yeah. Vaikeli. Mergiotė. Gaila, negavom šitą šarvujo. Nu, dabar jau nebebus taip pavojinga. Ne, nu, rimtai, what? Kur? Visi vorai yra vis, what? Niekur jų nėra. Kažkaip čia durnai gaunasi. Vienu žodžiu, susitiksim, kai rasiu avių ar kažko. Arba grįšiu namo.
Na va, štai mes ir... Na va, štai mes ir grįžome pagaliau po trumpos savo medžioklės, kelionės. Gavom vilnos, netgi daugiau negu mums reikia. Ir dabar viską norėčiau pasidėti. Taip, taip, taip. Iš tikrųjų dabar galėtume Aha. Pasiemam viską ir išsikepkim. Taip, tai, o, netgi 17, na. Labai gražu. Man tinka tai. Ir ką? Prieš einant į urvus, mums pirmiausia reikia pasimti šiek tiek medienos. Ok. Dar vieną pikeksą. Taip, 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 taip. Na, šitą galim pasimti. Ir daugiau mums kaip ir nieko nereikės, ne? Na, 2 šitus turim, taip. Iš tikrųjų dar norėčiau pasistatyti lovą. Pasimkim šiek tiek medienos. Paskui pamatysit, kad mums tikrai gali prireikti tos medienos urvuose. Bet nenusiminkit, taip. Šitaip mes pasidarom lovą. Ir dabar... Apa, na... Šitus irgi pasidėsiu, pasimsiu kepsnius. Ir dabar užlipam čia ir kaip čia mes ją padėkim. Padėkim, opa. Na va, labai gražiai, bet dabar negalim miegot. Kad ir kokie mes būtumėm pavargę. Gavom šiek tiek visokių dalykų ir, na, greičiau užsikepkit. 8, na... Jo, 8 mums nelabai užteks. Galim nusirinkti derlių. Tai šis epizodas būtent, kaip sakiau, bus skirtas kasinėjimuose. Išsimokysim kaip kasinėtis. Na, dar 7 šitį turėtų iškepti. Per tą laiką, ką mes galim padaryti, mes galim... Nemanau, kad kažką naudingo galim nuveikti per tą laiką. Na, iš tikrųjų, man patinka visai šita vieta tokia. Gražiai čia mūsų namukas įsiderina, taip sakant. O, čia irgi nice. Aš šiek tiek užkimęs, ne? Nepastebėjot, ar... Nežinau, aš pats nežinau, ar esu aš užkimęs, ar nesu užkimęs. Tai... Ok. 2... Purvo 2 blokai. Ir galėtume eiti, ne? Jo. A, beje, čia matot yra batai. Golden boots. Auksiniai batukai. Kurias aš gavau iš skeleto. Jį nužudydamas, jis man išmetė, nes jis turėjo pats apsevęs tokius batus. Na gerai, turim 16 šitų. Kas čia? Op, 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 op. Turim viską. Tai ką? Galim ir eit mainintis pagaliau jei 7 serija. Šiandien bus didelė tokia serija, taip sakant. Ai, beje, jeigu pastebėjot, aš ne kasdien keliu video. Maždaug kas 2 dieną, nu, nerečiau, taip sakant. Bet čia ne todėl, kad aš tingėčiau filmuoti ar kažką. Iš tikrųjų yra taip, kad aš, nu, nespėju suredaguoti. Ta prasme, turiu ribotą laiką prie kompo ir kol aš ten viską suredaguoju ir nespėju grinai įkelt, tarkim, neužtenka laiko. Tva. Čia yra mūsų anglis, kurią... ne anglis, o geležis. Kurią galime šitaip išsikasti. Na, jeigu kažką įdomaus pamatysim, tai tikrai nueisim. Visai kokius būtų šachtas rasti normaliai. Na, aišku, mes čia dabar... O Jėzus, tu Marija! Ah! Vos mūsų nesvalgė. Čia buvo skeletas, bet jis irgi buvo su šarvais ir... Čia aš matau daug geležį... šitogi... Anglies. Anglį mes galim pasimt. Apa... Apa... Dar šitą pasimkim. Ir šitą pasimkim. Ir dar šitą pasimkim. Ir dar šitą... Na, su anglim ką galim pagrindą daryti, tai kepti kažką ir
deglus gamintis. Daugiau tai nelabai net žinau ką. Gal kažką ir galima. Ar negalima? Nežinau. Ok, čia viskas taip. Pavalgom geriau. Nesinorėtų numirti šalkio. O Jėzus, aišku, čia kryperis yra. Kas nėra taip afigenai. Ui, tu dieve mano! Jėzus, kaip atsibosta. Svarbu nemirtų. Blemba, kiek čia tų mobų? A, bėgam. Shit. Kaip prišikta. Svarbiausia buvo atsikratyti skeleto. Bet tai iš kur jų čia tiek? Ne. Ten tiesa matėt lavos yra. What? What? Iš kur? What? Illuminati confirmed. Na. Įsitikinam, kad mūsų čia nieks neužpuls. A, čia tik vanduo. Jau pagalvojau, koks vėl skeletas ateina. Ai, nu, esmė ta, kad mes žaidžiam sunkiam lygiai, tai. Na, nes galit pasirinkti čiagi. Sunkus, taikus. Taikus tai neatsiras mobų ir jum atsiregeneruos gyvybės, bet kada. Lengvas, normalus ir sunkus. Na, mes sunku pasiėmė, tai nėra ko stebėtis. Kad jau mirėm porą kartų. Beje, aš nieko jums nepasakau apie šitą, kas mums kaupėsi apačiai. Mato ten 14, kur skaičiukas yra. Ir ten dar yra tokia kaip juostelė žalia. Tai tas skaičiukas ir ta juostelė yra kaip mūsų patirtis. Naudodami patirtį, tiksliau lygius patirties, mes galėsim daryti užbūrimus, užkeikimus. Kažką panašaus. Tai su tais užkeikimais mes galėsim padaryti, tarkim, kad kai trenkiam kam nors su tokiu kardu, ne, kuris bus užburtas, tai jisai užsidega ten, koks kryperis užsidega, ne, ir jam automatiškai daugiau žalos praeina. Tai tas bus awesome, taip sakant. Na, ten labai daug yra visokių įdomių dalykų. Su tais būrimais mums plius reikės deimantų dar rast, nes Minecraft'e ką pagrindė mes norim rast, maidindamėsi, tai yra deimantai. Deimantai yra. Na, iš deimantų galima pasigaminti pačius geriausius įrankius Minecraft'e. Nes kaip ir... Ai, čia mūsų urvas ir užsibaigė. Jo. Galim sugrįžti. Ten aš tikrai mačiau yra dar vietos. Tilpsime šitą. Tai Minecraft'e pats blogiausias įrankis yra medinis. Paskui už jį šiek tiek geresnis yra auksinis. Na, negalvokit, kad auksinis yra geresnis už metalinį, nors taip turėtų gal palei logiką ir būt, bet taip nėra dėja. Tai, tai, dieve mano, iš kur jų ten tiek? Don't kill me, please. Sprok. Op. Haha. Haha, valgyt. Tai ką, išsprogo tas mūsų kriperiukas. O Jėzus, kokia čia dydžio tas urvas. Dieve, tu man. Šventas Juozap. Tai va. Tai, ai, net nebaigiau pasakyti. Tai Minecraft'e pats geriausias yra... Ne. Taip. Auksinis... Ne. Visaiškai maišausi kažkoks. Aš išsiblaškęs šiandien. Tai va. Tai pats blogiausias yra medinis. Paskui eina auksinis. Paskui... akmeninis. Po to metalinis. Ir galų gale deimantinis. Tai va. Dabar mes ir ieškosim deimantų. Bet šitam lygiai dar net nesitikėkit tokiose vietose rasti deimantų.
jų čia tikrai nebus. Ir netiesa, na, jeigu iš kažkur kitur girdėjote, netiesa, kad deimantai būna prie lavos. Čia yra mitas. Nes esmė ta, kad lava atsiranda tokiam pačiam, na, tokiai pačiai vietai kaip ir deimantai. Kas yra toksai kaip, na, ir atrodo, kad prie lavos jos visą laiką rande, ne? Bet iš tikrųjų ne. Tai gali būti tik sutapimas, tai neieškokit, na, galite ieškoti deimantų prie lavos, aišku. Jų būna ten dažniausiai, bet su lavoje jie nesusiję. 300 FPS. Nice. Pažiūrėkit, matot. Bla bla bla, ką čia? Matot XYZ, jo? Tai mūsų šitas yra 35 mes esam lygiai. Jeigu lipam aukščiau, tai tas skaičius didėja, ne? 37, vat, kur XYZ. 37, 36, 35, ne? Tai kai būsim kažkur 13 ar 11 lygiai, tai ten bus deimantai. O čia dabar net nesitikėkim. Čia deimantai toli gražu. Taip, dar radom geležės. Tai šitaip iš tikrųjų ir gaunasi maininimas. Čia yra viena iš technikų maininimo. Tai yra parvus vaikščiojimas. Vaikštai parvus, pamatai resursą, jį išsiėmė, na, išsimaininė, taip sakant, ir toliau eini, iškodamas kitų resursų. Čia, aišku, mes radom dar anglės. Taip, prisimenat, kai mes turėjom 8 anglės, ne? Dabar žiūrėkit, užtrukom kiek čia, gal 10-15 minučių šitam, ne? Tuoj mes iškalsim visą anglį ir pamatysit, kiek mes dabar turėsim jos. 56, tai beveik stakas. Nice. Nice. Tai matot, gan greitai gaunam tos resursus, kurių mums reikia. Ir čia, o Jėzus, kokio čia dydžio visas tas. Svarbu į lavą neįkrist, nes tada visi daiktai pradings. Tai bus nerealiai skaudu, kad taip atsitiko. Taip. Na, čia matom visai nepavojingas dalykas. Tai yra šikšnosparnis. Mes jį galim nužudyti, šio nieko negaunam. Iš tikrųjų būtų visai gražu, jeigu padarytų, kad kažką iš šikšnosparnių gautumėm. O šiaip jie visiškai nepavojingi yra. Dai, matot, kaip staigiai mes leidžiamės. Kiek ten buvom? 30 kelintam lygia, ne? Pažiūrėsim, kuriam lygi dabar mes būsim. F3. O, F2. Na, pamatėt, kada filmavau. Nesvarbu. Mes dabar esam 14 lygiu. Oba. Jau netoli deimantų, taip sakant. Nice. Čia mes radom auksą. Na, auksas nėra toks geras resursas, bet kartais jo prireikia. Kai kuriams dalykams. Iš tikrųjų, ką mes dabar darysim, tai ieškosim deimantų. Nes čia jau turėtų būti beveik deimantai. Ir be deimantų ieškojimo... Taip. Kaip matot, čia yra lavos. Ir, kaip sakiau, be deimantų ieškojimo mes darysimės deimantinį kirtiklį, o jau su deimantiniu kirtikliu keliausim į pragarą. Na, Minecraft'e yra tokios kaip dimensijos, tai pragaras, paprastas pasaulis ir pabaiga. Na, vienu žodžiu, ten gan sudėtingi dalykai, tai nesistengsiu labai išaiškinti jum. Opa, jau turim 64 geležės, kol kepą galim kalti anglį. Taip. Tai vienu žodžiu, kai nukeliausim į tą pragarą, ar kai nukeliausim į pabaigą, nežinau, ar tai tikrai bus, ar mes sugebėsim iki tiek daryt, tai tada jūs viską ir pamatysit. O dabar kol kas džiaukimės tuom, ką turim. Tai čia vat tokia kaip nedidelę vietą pasidarėm. Ir opa. Kibiriuką. Kibirą. Su juo galėsim pasiemti visokius kiščius. Tai yra, kad ir ta pati lava.
Arba vanduo. Nes dabar aš norėčiau vandenį. Vandens čia nėra. Čia nėra vandens. O mes turim... Turim 5. 1, 2. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Mums reikia dabar užlipti aukštyn. Neturėtų tai būti labai sunku, bet vis dėlto gali kilt kažkokių problemų. Matot. Gerai, užlipom aukštyn. Čia viską pažiūrėjom, čia. Matyt, žiūrėkit. Ai, čia dar nebuvom. Gerai, čia visai neblogai urvai. Gerai, visų pirma, ką mes norim padaryti, tai pasimti šitą kibiriuką savo ir greit nubėgti iki vandens. Nes mes neturim vandens. Kodėl vandens nėra, ne? Prisimenat, manau, jau tą hitą. O, jau rytas išaušo. Na, Minecraft'e jums tikrai nereikia jaudintis apie miegą. Vieną kartą išmiegojus ir gerai. O naktį galite bimbinėti ar kažką šiaip veikt. Nes jum, ta prasme, gyvybės nenusiema už tai, kad jūs atseit nemiegat. Damn. Damn. Oke. Variuks. A, ne, variuk. Jėzus, dar vienas. Šitonas. Na, žiūrėkit, ką mums reikia vandens. BAM! Taran! Lavos nebėra. Jei. Nes iš tikrųjų lava nelabai reikalinga mums. Ir mes ją galim tiesiog užpilt vandeniu. Ir tada jį mums nebekels pavojaus. Tokio, kokį kėlė anksčiau. Nes kaip žinojot, jau į lavą galima įkristi ir mirt. Suprantat? Labai staigiai, žinokit. Lavai mirštame labai staigiai. Aišku, čia dabar iš to ežeriuko, kur yra lauke krenta vanduo. Na ir nereikia. Nenori, tai nereikia. Dar šiek tiek anglė pasimsim. Va, kaip sakiau, šitaip ir vyksta tas visas procesas. Kasi. Renkėsi tuos resursus. Ir, taip sakant, karaliauja vienas Minecraft'e. Na, gal bus kitos serijos Minecraft'o, nežinau. Gal pradėsiu tokias filmuoti, tai bus Minecraft'o serverių, kur tipo su kitais žmonėm žaidžiam. Tokie vat dalykėliai. Taip. Opa. Na štai. Iškirtom visą. Kas čia buvo, anglis, jo? Anglį iškirtom. Ir dabar galim sugrįžti čia. Kadangi jau turim, matot, batukus, galim šokinėti drąsiai. Op. Ir plus mes turim vandens. Na, galim pasimti šitą. Ir dabar žiūrėkit magiją. Na, jau matėt. Bet štai čia, šitas juodas blokas yra praktiškai neiškertamas. Jį įmanoma iškirsti tik tai su deimantiniu tuo, kur minėjau jums kirtiklių pikeksų. Tam mums reikės, nes su šitu bloku mes pasidarysim portalą į pragarą. Čia man tot lava kliunksi. Okei. F3 kelintame šią lygį dabar esam. Palaukit, nematau. 11. Na, sueis. Taip sakant, mes galim dabar pradėti mainintis. Tai čia yra tokia, kaip ir kasimosi technika, jeigu jūs neranda deimantų,
kasatės tokius tuneliukus. 11 lygį. Ir čia kažkur šone mes, jeigu mus lydės sėkmė, atrasim deimantų. Jai, valio. Galim šitaip. Štai. Sakiau. Va, tai nepulkit iš karto jų kasti. Iš tikrųjų, mes turim dar vieną. Nepulkit iš karto jų nukasinėt, o pirmą jos atkaskit, taip sakant. Nes jeigu jie įkris į lavą, tai negrįžtamai dings. Taip. Ir čia jau visai daug. 8 kokia, ne? Nice, pasisekė mum. Dar jeigu viršui tai būtų. Ne. Palaukit. Achievements. Galim gauti pasiekimą. Tai žiūrėkit. Mūsų deimantai štai čia tai. Tan. Jai! Pirmasis deimantas inventoriai. Pala. Žiūrėkit. Su šitų jūs nemaininkit, nes jų negausit. Tai tiesą sakant praveistinsit, taip sakant, tos deimantus. Gerai, galim toliau kastis. Jeigu dar kartą atrasim, tai bus afigen. Na, nemanau, kad taip iš tikrųjų nutiks. Ir mes dar radom dar vieną resursą, kuris yra vadinamas redstone. Tai yra kaip koks svaris. Bet iš tikrųjų jis, su juo galima daryti tokias elektrinės schemas. Tai, dar redstone, nu va. Kaip matot, jis toks elektriškas, kad mes, kai ant jo užlipam, jis pradeda net šviest. Very interesting. I think. Ta. Op. Dar paeinam. Na, vienu žodžiu, kasimės tol, kol susidroš mūsų tas pikeksas. Mūsų įrankis. Girdit, už sienos kažkur lava yra. Jos ten daug. Ilgas tamsus tunelis. Mommy, I'm scared. Don't worry. Everything will be okay. Or maybe not. Tip. O Jėzus. Užsiteršia mūsų inventorius. Inventorius, taip sakant. Dar šiek tiek deglų pasigaminkim. Matot. Šiek tiek atėjom, o jau viskas, šakės, pilna. Pilna visko pas mus. Iš tikrųjų, dabar turėsim daug ir akmens. Bet jei, iš karto radom deimantus. Labai smagu. Opa. Atsibos gali taip mainintis, bet nieko tokio. Na, geležis galima aišku paimti ją. Kodėlgi ne? Ar ne? Sutinkat? Sutinkat. Pala. Norėčiau dabar visai pažiūrėti, kiek turim FPS. 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Kažkur apie 300, tai yra kadrai per sekundę. Na, aišku, mes net negalim suvokti tokį didelį skaičių akimis. Neveikia mūsų smegenis ant tiek stipriai, kad galėtume jį suvokti. Na, anglis yra... Radom anglės, o jie atvėrė mum kelią į geležį. Jai. Būsim geležiniai žmonės. Tikrąja to žodžio prasme. Taip.
Taip, 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 taip. Ir taip dar. Ja, das ist gut. Even more. And another one, and another one, and even another one. Jei, dar, ir dar, ir dar. Ir žiūrėkit, net nebetelpa, tai ką čia galim išmest, na, siūlų nereikės. Turim jau 19 lygį. Patirtis. Ir dar šiek tiek prasimaininis. Aišku, yra tokie kaip pakeitimai Minecraft'o modifikacijos, kurios leidžia jum iš karto matyti, kur yra deimantai. Ir iš karto iki jų nueit, bet argi mes tokie žaidėjai? Argi mes tokie žaidėjai, kad mum, taip sakant, kad leistumėm savo čytinti, na, ir sukčiauti? Nemanau, ne? O gal jūs vis dėlto tokie? Kas galėjo pagalvoti? Čia kažkur yra zombis. Netoli. Murkėje. Kažko jie ten murkia. Kažko jie ten nepatenkinti. Nu. Matot, taip ilgai kasamės, o deimantų kaip nėra, taip nėra. Jau netrukus iš tikrųjų sulūž mūsų. Na va, ir sulūžo. Vėl. Turim dar vieną pasirodo. Na, Minecraft'e, kaip matėt, groja muzikėlę. Ji tokia švelni. Nuramina. Kartais net gera, taip pasidaro, žinai. Damn. Ilgas tamsus tunelis. Why? Nu, niekur nėra. Ha, priėjom žvyrą. Tai yra toks kvailas Minecraft'o blokas, kurį reikia prakasti. Na, žiūrėkit, kai baigsis deglai, mes ir baigsim kasinėtis. Vėri. O. Ai. Ir išėjom mes į urvus. Na, kažkaip įdomi čia gavosi. Nesitikėjau, tiesą sakant, visiškai, kad mes čia tose urvuose pabūsim. Bet gal vis dėlto čia bus deimantų. Kaip manot? Ai ne, deimantų nėra, bet yra dar kitų gerų dalykų. Visų pirma, aha, tai yra lazuritas. Mes net neturim jo kur dėt. Jį naudosim tiems kerėjimams. Gerai. Svarbu pasiliekam šiek tiek savo tą įrankį. Dėl viso pikto, jeigu rastume deimantus. O tu Jėzau Kristau! O Jėzus! Kiek čia lavos. Tai, kur mes dabar patekome, yra toksai požemio tipas, vadinamas rivainu. Tai yra toksai kaip tarpeklis. Su skeletais beje geriausia kautis, kai esat jų viduje. Na, į jos tiesiog įsirėmė. Tada jie jum negalės tokios žalos daug padaryti. Ok. Mes turim, iš tikrųjų mes turim. Damn, 20 lygis. Damn. Na,
žadėjom išeit, o taip atsitiko, kad vis dėlto mes patekom iš labai gerą urvą. Ir čia dar truputį paieškosim deimantų. Na, jeigu jų nerasim, tai tuomet velniop. Oh my god! I feel fantastic! Sweet macaroni. Sweet pasta. Dar deimantų. Yes! Even more diamonds! Yay! Ah, shit! Parplauk. Jam kažkaip labai norėtųsi, kad ta lava mum greičiau išsibarstytų, taip sakant. Kažkokia kalba. Ok. Turim dar truputį deglų. Ir ajajaj. Kaip čia gaunasi, matot? Jums sakiau, kad reikia saugotis, kad po apačia nebūtų kažko ten lavos, ne? Tai va, mes dabar tą ir darysim. Apsaugosim savo deimantus nuo lavos. Jei, tai lavos čia, kaip matau, nėra. Nu ir gerai. Wow. Well, that's embarrassing. Svarbu dabar nemirt. Žiauriai dabar nenori mirt. Eik tu sau. Eik tu sau. Eik tu sau. Nu va. Nu va. Nu va. Mirkit, mirkit, mirkit. O, gavom šalmą. Nu. Yes, gavom kelnes ir šalmą. Damn, it feels good to be a gangster. Tik staiga man atėjo mintis. Kaip mes dabar grįšim? Ah, shit! Okay. Gerai, visų pirma kryperį atsiviliosim pas save. Tada jį užmušim. Okay. Oh my god. Mes galim iš čia išsilaisvinti per šitą vietą? Ar negalim, pala. Ne, gerai. Damn! Matot, kaip mums čia pasisekė. Turim 10 deimantų. Daimančiukai, jai. Būsim kaip ten būsim Elžbietas antrasis. Opa. Na va, gerai. Bravissimo. Aišku, čia yra viena lenta, kurios tikrai aš nenoriu laikyti inventoriai, nes jį man tik vietą užima. Taip. Gerai, ir kur čia? Jai! Iš tikrųjų, aš būčiau dabar labai laimingas, jeigu pavyktų grįžt negavus į kaulus. Ir nepasiklydus. Kaip matot, buvo truputį artėjam. Čia va deimantai mūsų buvo šitoj vat vietoj.
Ir toliau. Opa. Ok. Greičiau. Nešam. Ką ten? Tapam slides, jo. Ai? Kažkaip gal ir bailiai atrodo, bet labai nenoriu prarasti tų 10 deimantų. Pavalgom. Taip. Ir 20 lygis mūsų. Damn, son. That's good. Ir diena. Jei. Jeigu dabar mirtume, aš nežinau, ką padaryčiau. I have no idea what I gonna do if I die now. Up. Opapa. Ir štai, jei! Woo! Pažiūrėkit, kiek mes turim pilną šudukų. Oh my god, net nebetelpa! Jei! Gerai, netrukus reikės surūšiuoti visus daiktus. Aha. And even more, even more of this. Pasidarysim dar vieną skrinę. Eina, savo nepasidarėm. Bet užtat dabar pasidarysim dar vieną skrinę. Pasidėsim ją čia. Pasimsim deimantus. Ir sušoksim deimantų šokį. Ai, I'm rich, I'm so rich. Yay! Tin. Jacket. Pasiemam. Wee. No, my diamonds. Ai, palauk. Dar išpurvinsim, gal geriau taip nedarom. O Jėzus, kas čia dabar? O jė? F5, F1, F3. Na. Štep. Jai. Žinot, ką mes galim pasidaryti? Oh my god. Ne, palaukit. Pirmą išsikepkim savo... Taip sakant, resursus. Turim šiam 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8 anglės, staka šitų. 32, tai bus 4 anglės. Na. Ir ką dabar galim pasidaryti, tai vadinamai rėmelį. Item frame. Pasidarom jį ir dabar žiūrėkit. Tan. Oh yeah, sweet Jesus makaronai. Jei, dar galim sukinėti savo tą deimantą. Oh yeah. Čia iš džiaugsmo pasidarom tokį dalyką. Plus, dabar galim dar pasigražinti savo namus. Pasiemam šito, mes turim vilnos. Jei, mes turim vilnos. Oh yeah. I like it so much. Ir mes turim dar siūlų string. Son. Ir dar vilnos. Išsikraftinam šitą medieną. Išsikraftinam pagaliuko. Ir panašiai kaip tą rėmelę mes darėm. Tai mes darysim paveikslą. Tik su vilna. 2 paveikslai. Dar 40 pagaliukų ir galim čia kaip nors
Palaukit. Kur čia mūsų megamasis? Ne, na, megamajam gal ir nedėsim. Gal geriau dėsim. Va, čia laisva siena. Ne. Nepatinka man jis. Ir šitas babokas nepatinka. Nu ir šitas nepatinka. Gal taip dėt? Ne. O. Dai. Ir dar ne. Taip va, kaip daro, tai jūs galit pasirinkti visokius paveikslus. Na, saulėlydis, ne. Nu ir ne. Ir ne. Va. Pabėgo nuo manęs. Nu ne. Sakau ne. What? Nu, nebėra jo. Ai, tiesa, čia yra užburtos kelnės, tai yra apsauga 2. Reiškia, jos daug geriau apsaugo negu paprastos kelnaitės. Na, kaip matau, čia kažkaip mum pradingo tas paveikslas. Wow. What? Palaukit. Gal geriau tada šitus perdedam čia. Ir tada čia va galėsim užsidėti. Kas čia per teleportaciją daiktų? What? Gerai, 3, 2. Eik tu sau. Nu eik sau. Aš noriu gražaus paveikslo. Damn. Nu. Kas per velniava? Come on! Nu, va. Būsim dievobaimingi žmonės ir pasiliksim šį... O, ne. Kaklą kaip paskauda. Šitą va paveiksliuką pasiliksim. Taigi. Dar galėtumėm... Lovikę savo. Šitaip padaryt. Pasidedam šitaip savo lovą. Ir ką dar galėtumėm padaryt... Ne. Kažkaip bijau, kad kažkas su juo gali atsitikti. Ką dar galim padaryti, tai... O, ar mes turim, jei mes turim šito, dar norėčiau šiek tiek purvo. O, mes turim tikrai daug purvo. Ir kame yra esmė? Norėčiau čia visai šitą dalyką pakeist. Na štai turėsim tokią kaip ir mini prieplauką. Nežinau kaip čia pavadinus ją. Čia beje molio yra. Ok. Tai vat, iki čia mes uždengsim, nes labai man nepatinka. Kasgi tau, Karoli, nepatinka? Man nepatinka tai, kad čia labai jau mažai erdvės pasivaikščiot niekur. Net neįmanoma praeit. Raumenys skauda, sakau. Tai va. Čia darysim tokį kaip ir... Vaizdas. Darysim tokį kaip ir lenkimą tokį šonelį. O čia va galėsim... mes daug nebeturim šito dirto. Nebeturim daug. Na, nieko tokio, vienu žodžiu. Gausim... Ko ten? Jo, vienu žodžiu gausim žolės. Na, ne žolės. Purvą gausim ir tada...
tiesus. Ir tada mes čia užsiželdinsim visą šitą vietą. O gal ir dabar iš tikrųjų gal... Ha. Jei. Valio. Turėsim šitiek va. Up. Tai va. Vėl tie zombiai. Net nesiartinkit prie manęs. Nekenčiu aš jūsų. Kai kokie katinukai murkia. Gal kada reikės užsiauginti katinuką. Nes Minecraft'e gali turėti šuniuką. Jei labai miela. Jeigu čia taip norėtumėt. Jeigu iš tikrųjų jūs norėtumėt. Oh shit, come on! Damn. Visas gėlytės nuplovė. Na, smėliuko čia gal ir nereikia. Gal ir jo čia nereikia. Ir kažkas jau pareina mūsų valgyti. A, ne? Ten tik kalmaras. O čia, nu blemba. Kažkaip norėtųsi užbaigti visą šitą nesąmonę. Ok, jau tamsta. Kas yra žiauriai negerai. Kas man labai ir nepatinka. Na, greičiau. Jau net ranka iš baimės pradėjo drebėti. A? Jau mane ketino svalgyt. A? Bėgam. Va. Sueis. Va. Opa. Dabar. Opa. Finally. Ei, mes namie. Even more. And even more of these. Tai ko mums dabar reikia? Tai kol kas nieko. Ne. Dabar iš tikrųjų galėtume pasidaryti šarvus. Tai mums reikia 8. Tiek, mums reikia šito 8. Ir galim pasidaryti šitokį šarpus. Tai va, mes dabar va. Completely safe. Turėtume būt. Iš tikrųjų galim šitą pasidėti, jau mums jo nebereikės. Na, ir šitą, manau, pasidėkim. Ir jau valandą vyksta mūsų šitas whatever shit. O gal mes kitaip dėkimės lovą, arba ne. Dėkimės lovą va čia. Ir bus viskas gražu. Tiesą sakant, pas jūs kažkaip negražiai atrodys stiklas, tai... Vienu žodžiu, turim pamiegoti. Ir... Opa. Su jumis šiame ilgame epizode draugavo Karolis iš MCForce kanalo. Oh yeah, look at my face. Damn, that feels right. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot šitą epizodą. Jeigu jis jums patiko, spauskit like. Jeigu jis jums nelabai patiko, pakomentuokit, kodėl nepatiko. Ir tik tuomet spauskit like. Ir būtinai, jeigu dar nesat prenumeravę manęs, prenumeruokit mane, nes... Prašau. Aš geras berniukas, nesikeikiu, nerūkau. Ir... Oi, blėt. Oi, tu suka, kurva. O, cigariukus nuvagė mano. Ateini čia. Ateik. Ko nori? Die, little bitch. Nu, suka, kanopas pakratė. Kur mes baigiam? Taip, ja, na, nesikeik, nes rūkau.
Ir vienu žodžiu, man yra labai svarbu, kad jūs paprenumeruotumėt, nes dabar tai yra 20 prenumeratorių. I cry every time. Žiūrėkit, pas mane čia ašarų upeliai lėjos. Skęstam! Skęstam. Vienu žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot šitą matyt nuobodų epizodą. Ir dar būtinai jį pasidalinkit su draugais. Tai ką, su jumis buvo Karolis ir ate.